Sveiki visi, nes mes gerai mylėtai. Šiandien turime balandžio 10 dieną. Atvažiavome objektą pusę 8 ryte. Vanduo paleistas kaip 10 minučių. Pamatavome vandens debetą, 12 litrų kibiras prisipildo per 17 sekundžių. Čia gaunasi 2541 litras. Tai va 2,5 kubo į valandą. Bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 7 metrai. Ir pažiūrėkit, kokie buvo grykiai. Čia net nepavadinsi grykiais. Čia jau žirniai konkretus, dėl to toks savo didžiulis debitas vandens. Čia objektas būtų Ploninė Jagelonis, ten apačiu teko upelis. Vasario pradžiai kitiems kaimynams gręžėmės, bet ten buvo smulkus smėliai. Ten gavosi 600 litrų į valandą. O Mr. Gardner siurbliukas, jo našumas yra 4 kubai į valandą. Tai tokia vasarai varo. Varas labai subjūro, ryte biškai buvo saulės. Parodysiu, kaip pilna gerklė per storą vamzdį. Storą žarną, žiūrėkit, kai varo. 2,5 kubo. Gruntas buvo pradžiai priemolis akmenuotas ir nuo 2,5 prasidėjo šitie va grykiai gražus. Ir baigėsi lygiai 7 metrų ant apatinės vandensvaros. Apačioje prasidėjo priemolius irgi. Tai va, gruntinis vanduo įrėmintas, kai sakau, yra tarp 2 tvirtų gruntų. Va, kas galėjo pagalvoti. O tokia va plokštuma, čia iš tikrųjų daugelė. Iš tokių kalniukų. Einu prūdą parodysiu. Oi, kaip oras subjūro šakės. Ledinis vėjas. Užsakovas sakė 10 ryto atvažiuos. Va, toksai va, praeitų metų iškastas prūdas gražus. Vanduo labai skaidrus. O čia kažkur perkaitimas yra 2,5 metrą. Ir vandens statinis lygis gręžiny irgi yra 2,5 metro gylį. Va, matot, toksai va gražus prūdas iškastas. Vanduo skaidrus. Visiškai yra prūdo dugne matosi jau smėlis. Tai va, toks va rezultatas. Ketvirtadienis. Dabar šeštadienį darbą važiuosim. Jo, oras tai savo yra žiauri, tikrai labai šalta. Nu, bet rezultatas kainavo to. Mašina užkurta, šyla. Tada viską susipakuosim, lauksim užsakovą. Nu, va, tokia vasarai varo. Bet ir vanduo be geležies. Puikiausias vandeniukas, jokio kvapo, nesiros vandenylė, vanganų nieko nėra. Kavinės spalvos žvyrukas, žirninis žvyrukas. Čia smulkesnė frakcija truputėlį išplovė. Darbiniam siurbly antroji duobėje smulkesnė frakcija. Tai va, labai geras rezultatas, gręžinių duobė, 2 gręžinių šaktos. Pačiuk ir elektros dėžutė, bus modelinis 30 kvadratų namelis. Tai va, žmogus iš karto pasidarė gręžinuką, kad būtų dušas, tualetas ir visa kita. Va, atvažiuojam su džipuku, prie kabelio, gręžimės rankinį būdu, vandens pagalba, o dėl to reikalingas vanduo gręžimo procesui. Va, gerai prūdas, tai va 2 žarnas po 200 metrų pasitempėm gręžimo procesui vandenį. Ja, tokia va situacija. Viskas liuks gavosi, tokiausias rezultatas. Tai jau rodo sekmadienį iki +15, tai nakdėvė, kad čia paskutiniai šitie šalčiai, nes jau atsibodo, žinokit. Jau atsibodo tie minusai rytais. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.